Sveiki draugai, kaip matot, aš tiesioginio to žodžio prasme ant vandens ir turbūt atspėsite, kokio tai tvenkinio gamtą matėte. Gamta visada graži, bet kokiu metų laiku ir nežinau, gal patiko jums tai, ką pafilmavau, tiesiog gamta, nes tai irgi yra mūsų kažkokia tai dalis ir gan tiesiogiai susijusi su žvejyba, kad ir nežvejoji. Tai vis tiek yra vanduo, tai yra vis tiek dalis to, ką mes darome. Tai šiandien taip. Ką galiu pasakyti? Ledai nuėjo, sniegas ištirpo, upės patvino, orai tokie, kad va, nežinosi, vieną akimirką lyja, kitą nelyja. Ir šiandien video toks, kad tiesiog atvažiavau pasivaikščioti po gamtą, kažką pafilmuoti gražaus. Ir kaip supratote, matote Bauskų užtvanką. Tai pasigrožėkim gamta. Ir dar kitas dalykas. Praėjo Kalėdos, gavote visi nuo Kalėdų senelio dovanas. Kažkas gavo galbūt meškerę, kažkas ritę, kažkas dar kažką. O dabar norėčiau įteikti jums dovanėlės, kurias dariau prie toj laidoj konkursą. Ir 3 laimingiesiem atiduoti 3 komplektus mūsų rėmėjų dovanų. Na, o dabar reikia ištraukti pirmąjį laimėtoją. Tai kol aš nulipsiu čia nuo to pontoninio tilto, supo taip atrodo, kad būčiau laive. Tai ir važiuosim į kitą vietą, ir kitoje vietoje dar keletas gražių kadrų. Ir vėl trauksime antrą laimėtoją. Taigi, kas tas laimingasis, sužinosite dabar. Taigi sveikinam pirmąjį nugalėtoją, o čia, kaip matote, esu Genių atodangoje. Kas nesate buvę, tai tikrai faina vieta, gražus skardis ir jūros kraštovaizdis. Tikrai važiuosit pro šalį, pro Tauragę, galit apsilankyti. Na, ką toliau? Antrą prizą reikia atiduoti. Tai kol važiuosiu į kitą vietą. Taigi antras nugalėtojas yra...
buvo čia tokia srovė, kad net vertė medžius, išplovė va tokią duobę ir jis bėgo va ten tolyn. Tai įdomu pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Pravažiuoti neina, pjūklo neturiu. Žodžiu, ant galo video bus tokie nuotykiai, pabandysim paeiti, pažiūrėti, kaip ten atrodo jūra, nes ten yra tiltas, tenais va pasibaigus. Yra tiltas ir aš kažkada filmavau prie to filmo, tai jeigu rasiu medžiagos, įmesiu, kaip jisai atrodo vasarą. O pėdų matyt, kažkas irgi ėjęs pažiūrėt. Sunku įsivaizduot, kad čia galėjo vanduo būti. Tai va, ten yra padaryta pervaža tokia per jūrą, toks iš plokščių tiltas. Tiesa, sveikinam antrą nugalėtoją. Ir galbūt dabar išrenkam trečią nugalėtoją, kol aš daeisiu iki to tilto. Ok, praplauta va. Tai gerai, kol mes žygiuojam, sužinokim, kas tas trečiasis laimingasis. O jis yra? Žiūrim! Nu ką, sveikinu nugalėtojus dar kartą. Dėl prizų susisiekit su manim. Gal bandysiu ir aš pats parašyti po jūsų komentarais. Ir susitarsim dėl siuntimo, atsiėmimo. O dabar ką, einu į mašiną. Kaip sakant, aplankėm šiandien kelias vieteles, pasivaikščiojau, pafilmavau. Na ir bus toksai metų pabaiga, kad ir be žuvies. Apžiūrėjom situaciją Balskų, parodžiau kelias lankytinas vietas. Čia vat važiuojant per tą tiltą, jeigu eitų pervažiuot, tai toliau važiuojant eina išlyst prie naujo apžvalgos bokšto, kaip Pagreimančių regioniniam parke galit pasižiūrėti. Yra naujai atidarytas, padarysiu reklamą savo kraštui. Tai kas važiuosit pro šalį, Agėnių atodanga, čia dar keli ąžuolai yra. Ką, draugai, nežinau, ką jums palinkėt. Nauji metai ateina, palydėjom senus. Tai yra palydėsim senus, ateis nauji. Ką žinau, naujais metais. Aš manau, kad visi norai, visos galimybės, visi pasiekimai sueina į tai, ar tu turi sveikatos. Tai noriu palinkėti, kad turėtumėt sveikatos, būtumėt sveiki. Ir jeigu būsit sveiki, galėsit bet ką padaryti. Netgi ir užvažiuoti žvejot. O kaip, dėl laimikių, kas be ko, tikiuosi, kiti metai bus visiems daug geresni. Kaip kažkas tai sakė, nuo metro lydekos. Ir susitiksim kitais metais. O kitais metais nauji iššūkiai, naujos žvejybos, nauji laimikiai. Galbūt kažkas tai įdomesnio bus sugalvota, bus matyti. Taigi, draugai, nei žvyno, nei uodegos. Laikas, subscribas. Ir iki kitų metų.